Su jumis tiem, kas tiki, kviečiu pažiūrėti išsamią kortų dėlionę. Kas yra jūsų laimė? Ką reiškia jūsų laimė? Kas yra laimė jums? Šeimyninė laimė, kai užtenka visko, kai yra nenueita nuo jausmų. Kažkas šaukia iš dangaus, mato, kaip yra iš tikrųjų. Šeimyninė laimė, džiaugsmas jums asocijuojasi su kažkokio žmogaus galbūt praradimu, nusivylimu. Gali būti netektim, panašiai. Jūsų namuose kas yra namuose jūsų moteris. Ar tai mama? Moteris namuose, jūsų vaikai, jūsų, ar turėsit vaikų dar? Žiūrėkime. Bijote vaikų turėti, neturėsit galbūt, ar turėsit. Nežinot galbūt, neaiški situacija. Bijot būti vieniši, paskandinti varge, kad nesugebėsit kažko tai. Dabar blogas draugas, ar turite kažkokių draugų? Blogi draugai, kur yra kažkoks spaudimas, laikymasis, kažkokių tai jausminės sritis visiškai neegzistuoja. Ištikimybė yra kažkam, savo gyvenimo tikslams galbūt, esate ištikimas. Ar kas atvyks iš toli? Jūs galite kontroliuoti, jeigu atvyks, tai jūs galite nepriimti, arba priimti, arba kažką pasikviesti į svečius iš toli. Arba gali tas žmogus, kuris norėtų atvykti, jisai gali sugalvoti atvykti arba neatvykti. Ar laimingas gyvenimas bus? Taip, galite svarstyti, labai svarstyti, būti nepasirengęs gyvenimui laimingam, bet gyvenimas bus su kažkuo. Giminės pratęsimas kažkokioje draugystėje, šansas galimas, kažkas tai susipykę yra dėl to. Žodžiu, nesutaps kažkokios nuomonės, bet galimybė yra vaikam. Malonios pažintys. Malonios pažintys ar bus? Galbūt malonė pažintis praeityje, bet esat irgi susipykę dėl kažkokios teisybės.
vienokios ar kitokios. Gali jaučio žmogus būti. Taip. Turtiniai reikalai. Seksis, nesiseks. Sunkiai seksis turtiniai reikalai galbūt. Prarasite galbūt kažkokį tai turtą, parduosite. Arba neturėsite galimybę įsigyti. Nemalonumai ar bus kažkokie, ar ne. Bus sakyta kažkas jums, ar tai sapnuosis, ar tai, jūs kažkaip sužinosit apie nemalonumus. Lyg iš giedro dangaus nukris. Ar meilė bus tvirta? Ar turėsit slaptą meilę? Slapta meilė, kur bus kažkokie tai bendri galbūt susitarimai, panašiai. Bus kažkas. Dabar paslaptys naujienos. Ar bus naujienų greitų metų? Jūsų svajonė, kažkokioj išvykoj, kelioniai, galima kažkokia tai naujiena. Ligos, pavojai, kaip jūsų sveikata. Pasitrauks jūsų sveikata, geresnė labiau vyro sveikata. Jeigu serga kažkokiom tai ligom, tai atsitrauks, pagerės situacija. Arba pablogės. Gali būti daug emocijų dėl tos situacijos. Atrodo, kad arba turės išvykti, gydytis kažkur kitur, kitą miestą, kitą šalį. Kažką palikti, įsivežti kartu. Pasiseks kažkur. Nepasiseks, būsit nusivylę. Arba galbūt kažką pasiimsit iš to vis tiek, kad ir nepasiseks. Vis tiek bent kažką mažą turėsit savo naudos kažkokios. Laimė, kur džiaugsmas, laimė susitikimuose su draugais, galbūt. Nelaimė, ligos, nuostoliai. Ar bus, vyrui, kažkokiam vyrui, kuris bus nusivylęs savo padėtimi, norės tai slėpti kažkokiuose paslaptyse. Garbingam žmogui, galbūt jau turinčiam amžių. Senatvė. Ar bus pelningas kažkoks sandoris, arba turėsit kovoti dėl palikimo, kažkoks tai išvykimas pas savo meilės reikalų damas, arba kažkas pareikalaus jūsų atlygio,
už tai, ką davė jums, kiek laiko su jumis buvo. Gudrybės ar bus gudrybių, bus kažkokios gudrybės. Kažkas norės lengvai įsisukti. Džiaugsmas nelaukiamas ar bus. Jauniems garbė. Moteriai bus kažkas. Jaunai moteriai gali būti netikėtas turto didelis įgijimas. Geros naujienos. Vyrui geros naujienos, kur reikės skubėti. Ar bus susidėję kažkas tai veidmainišką kaukę? Žiūrėkime. Ar bus, kur kažką reikės pasidalinti, ten bus, kaip pasakyti, duok man, man čia irgi reikia, bus kažkoks tai nemalonus toks užsidėjimas kaukių, kur galėsit, matysit, kad žmonės tiesiog jie nėra atviri, jie ieško naudos. Ar bus blogų žinių? Blogų žinių nebus. Bus poilsio metas. Galbūt ramiai galėsite viską apsvarstyti. Kas baigsis? Kažkokie tai susidūrimai su savimi, su kažkokiamis mintimis. Baigsit sielvartauti, baigsit nerimauti dėl kažko. Galbūt čia kaip pasidalinti, kad ir jai liktų ir jums kažkas tai, nes čia norės kažkokio tai, bandys prisigretinti apgaulėmis, norės kažką tai gauti, gaus savo ir sakys, man dar negana galbūt, o jūs ilsėsitės, sakysit, aš jau viską atidaviau ir ko jums dar reikia. Nusiraminsit šioje vietoje. Sėkminga, kur sėkmė jūs aplankys? Sėkmė. Kad parnešti kažką, pasiseks duoti kažką, į kažkam įteikti, pasiimti kažkur. Pamatyti kažką. Ar bus nuostolių? Ar bus nuostolių? Jūs galbūt atpažinsite, kur bus nuostolių. Laiku galit pastebėti, kad iš praeities, kur nenorėjot žiūrėti, gali būti nuostolis kažkoks. Kažką praleidot galbūt.
blogos ar geros žinios bus. Skubus laiškai gali būti iš ko. Ten, kur dirbate, ar dirbate kažkokie gaunami pasiūlymai, kur buvo įdėta tikrai nemažai darbo. Bet jiems skaudėjo galvą dėl šeimos. Iš ten gali ateiti laiškai. Tiesa, ar turėsite pavojus, kur gali būti, jeigu neatsargiai elgsitės su pinigais, su kažkuo pasitarę, galbūt kažkas norės jūs pritempti, pasiūlyti kažką tai, kad jūs negalėtumėte atsisakyti gerą sandorį ir kažką, bet tenai iliustrais monetos jūs ten prasilošite tiesiog. Nieko gero nebus. Tolima kelionė. Ar bus tolima kelionė? Ar bus... Gali būti per kažkokius tai prisirišimus, alkoholį. Toli keliauti. Kažkas jums sakys, kad nueik tenai, padaryk tą ir galėsi tada džiaugtis savo laimėjimais ir būti visų akyse pastebėtas. Netikėkite, nereikia keliauti niekur jums. Galite rinktis, ką daryti. Taip. Ar būsite prie kažko prisirišę, darbo sfera, ar būsite prisirišę prie savo svajonių, gyvendinti prie kažkokių tai žmonių, kurie atrodo gyvendina savo svajonės, darbo sritys. Taip. Laimė draugų būryje galbūt bus. Bijosite, kad sužinos vyras apie jauną, apie kažkokį tai kažkas bus palenktas į kitą pusę. Bijosit, kad sužinos. Tolima ilga kelionė, ar keliausite kažkur, ar kažkokia našta bus ilga. Ilgai nešta našta. Kažkur bus našta. Ilgai nešta našta. Kas su ja vyks, ar čia pasikeis kažkas. Pasirinkimas artėja. Pasirinkimas, kur galėsit pasirinkti, atleisti truputį vadžias, galbūt nusimesti šiek tiek naštą, pasidalinti su kažkuo. Taip, jūs apie ką? Apie kažkokį bendravimą. Jis apie ką? Jis vienatvė, greitai liks vienas jis. Čia galbūt mama ištekėjusi, jeigu esat ištekėjusi, kas yra, kas laukia. Kažkokia tai permainos, svajonės, sudužusios, daug jausmų ir piktas vyras. Nieko gero ištekėjusiam ir
Ar įsimylėsit į kitą, ar bus naujų vestuvių, ar tai išsiskyrimo, ar bus kažko naujo. Viskas bus stabilu. Neįsimylėsit, nei susituoksit, nei išsiskirsit. Tai tokia žinutė jums šiandien. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki kitų susitikimų.